Labas, labas, labas. Pasijungiu per du ekranus. Kažkaip man nepavyksta per vieną, bet manau mane girdėsit ir matysit. Tai šiandien noriu pakalbėti apie vakarinį valgymą. Kodėl būtent žmonės tai dažnai nori užkandžiauti vakarais ir net nepagalvodami, kad galbūt tai ir yra pagrindinė ta antsvorio priežastis. Kai žiūrėsite gyvai, tai komentaras parašykite grotelės gyvai, o kas žiūrėsit įrašą, tai grotelės įrašas. Esu Indrė Marusevičienė iš Mažeikių, 41 metas liktais. Ir į šią kompaniją atėjau prieš 7 metus. Tai man iš tikrųjų pačiai labai aktuali šita tema, tai norėjau šiandien būtent pakalbėti ir su jumis apie tai padiskutuoti, būtent kodėl žmonės taip dažnai persivalgo vakarais. Žinoma, tie, kurie jau esat bandę laikytis būtent šitos dietos, kaip aš ją vadinu, tai turbūt žinot šią karčią tiesą, kad kai pasibaigia diena, atsilaikyti pagundai įlįsti į šaldytuvą praktiškai neįmanoma, tiesa? Tai tie, kurie šiai pagundai sunkiai atsilaikot, atsispiriat, tai vakare turbūt dažnai puotaujat, ne? Galbūt anksčiau tai vykdavo. Ir paprastai žmonės iš tikrųjų nepagalvoja apie priežastis, bet visada stengiasi kaltinti nevykusią savo valią. Tačiau yra tyrimai atlikti, kad būtent problema gali būti visai kita. Jau nuo senų laikų para yra dalinama į 4 dalis. Tai yra rytas, diena, vakaras ir naktis. Ir kiekviena paros dalis turi savo laiką. Ne? Tai ar žinote, nuo kurios valandos prasideda vakaras? Man parašykit komentaras. Nuo kurios valandos prasideda vakaras. Naktis prasideda nuo 24 iki 6 valandos ryto. Rytas prasideda nuo 6 iki 12 dienos. Diena prasideda nuo 12 iki 18 valandos ir vakaras prasideda nuo 18 iki 24 valandos. Būtent vakaras, tai kuom jis yra ypatingas? Tuom, kad kada mes metam svorį ar ne tik, paskutinis valgymas mums iš tikrųjų turėtų būti likus 2-3 valandom iki fiziologinio miego. O rudenį, kada prasideda 22 valandą, ne? Tai ar ten vasarą 23 valandą, tai paskutinis mūsų valgymas turėtų būti 7 arba 8 valandą. Paskutinis valgymas iki miego. Retkarčiais persivalgymas nesukels grėsmės mūsų ten sveikatai, figūrai, tačiau kai kalorijų norma yra nuolat viršijama, o ypač vakarais, svorio mes tikrai niekada nenumesim. O kaip tik paimsim svorį ir užauginsim, nes yra gausūs vakariniai ar naktiniai valgymai. Maistas, kuris yra suvalgytas vėlai vakare, jis yra suskaidomas žymiai blogiau nei tas pats maistas, kurį mes valgom pirmos dienos pusėje. Daug lėčiau dirba mūsų virškinimo sistema. Jeigu mes persivalgom vakare, riebalai yra nedeginami, bet kaupiami. Riebalai yra kaupiami, kada mes persivalgom vakare. Persivalgymas vakare iš tikrųjų neretai sutrikdo ir mūsų miego kokybę. O kada sutrinka miegas, prasideda ir emocinis persivalgymas, emocijų kaita ir panašiai. Taip pat vakariniai persivalgymai didina atsparumą insulinui. Pagreitina antrą tipo diabetą bei metabolinio sindromo vystymais ir užsisuka tas ydingas ratas. Dar dažnai yra labai akcentuojamas tas vakarinis valgymas, kad nebevalgysiu nuo 6 valandos, nuo 18 valandos vakaro. Ne? Tai galbūt noriu keletą akcentų duoti būtent ir šitai valandai, kodėl jinai tokia ypatinga čia jums. Per Google'es galbūt skaitė, galbūt girdėjo, kad nuo 18 aš nieko nebevalgau. Ne? Tai kokią žalą daro, kada mes nebevalgom nuo 18 valandos? Tai pirmiausia, energijos trūkumas. Nevalgymas ilgą laiką gali lemti tą bendrą mūsų energijos trūkumą, ypač jeigu mes nueinam ne 7, ne 8, o pavyzdžiui 11-12 miegoti. Medžiagų apykaitos lėtėjimas.
pasižymėkit. Ilgalaikis tas nevalgymas tikrai turi mūsų apykaitos greičiui, o ypač kada mūsų organizmas patiria badą, taip pat koncentracija blogėja, nuotaika blogėja, nes kada mūsų mažas gliukozės kiekis kraujyje yra, nes kada mes nieko nevalgom vakare, gali neigiamai paveikti mūsų smegenų funkcijas. Pavyzdžiui, kada jau įeina koncentracija, mūsų atmintis ir netgi mūsų nuotaika. Taip pat sutrinka mūsų miego kokybė. Ir kada mes nuo 18 valandos nebevalgom, sunku yra labai užmigti. Dėl ko? Dėl būtent alkio jausmo. Na ir žinoma, formuojam nesveikos mitybos įpročius, ne? Nes kada griežtai riboja maisto vartojimą, gali kilti būtent netinkamas mitybos balansas arba netgi įsivystyti valgymo sutrikimai. Tai kaip išvengti persivalgymo vakare? Tai pirmiausia, pradėkime valgyti pusryčius. Pakalbėkime apie pusryčius. Tai jeigu nenorit valgyti pusryčių, greičiausiai persivalgot vakare arba valgote naktimis. Parašykit komentaras, kam yra tai buvę, kad nenorit valgyti ryte ir nesuprantat kodėl. Dabar jums jau pareina tie visi atsakymai, bet kas esat susidūrę su tuo, kad iš ryto prabundat, nenorit valgyti ir nesuprantat, kodėl nenorit valgyti, ne? O štai jums yra atsakymai, kad jūs persivalgot vakare ar netgi valgot naktimis. Pusryčių nevalgymas gali padidinti nutukimo atsiradimą ir metabolinio sindromo riziką. Mūsų pusryčiai suaktyvina tą tulžies išsiskyrimą ir gali apsaugoti nuo akmenų susidarimo, nes būtent didžiausia ta tulžies koncentracija ir yra būtent ryte. Žmonės, kurie, pavyzdžiui, nevalgo pusryčių, jie dažnai pradeda skųstis chronišku vidurių užkietėjimu, nes kada medžiagų lėtėja apykaita, automatiškai ir kietėja viduriai. Valgant pusryčius išsiskiria tulžis ir virškinimo fermentai, kurie aktyvina žarnų peristaltiką. Vadinasi, kai mes valgom maistą ryte, automatiškai tas maistas lengviau yra virškinamas. O tie žmonės, kurie nevalgo pusryčių, jie skatina persivalgymą dienos bėgyje. Jeigu ten ar per pietus persivalgo, ar ten vėlai vakare, ne? Nes jie nori atsigriebti už visas praleistus pusryčius. Ir žinoma, dar vienas esminis dalykas, tai kad tėvai, jeigu nevalgo pusryčių, jų vaikai irgi nevalgys. Tad mes patys turim rodyti pavyzdį ir pradėti nuo savęs. Taip pat labai svarbus dalykas yra, nori nepersivalgyti vakare, tai nuo vakarienės iki pusryčių reikėtų daryti neilgesnę nei 12 valandų pertrauką. Neilgesnę. Kodėl? Todėl, kad yra paskui sunku išbūti nevalgius, ypač jeigu kalbam apie persivalgymą ir svorio mažinimą. Nevalgymas tą ilgą laiko tarpą reikalauja labai daug valios ir pastangų ir mūsų organizmui sukelia stresą. Bet ar mums reikia papildomai to streso? Ir esant ilgiems tarpams tarp tų valgymų, o ypač kada mes praleidžiam pusryčius, tai gali susidaryti akmenys tulžies pūslėje. Aš manau, kad žinot, ir aplinkoje turi tokių žmonių, kurie nevalgė pusryčius daug metų ir galiausiai turi šitą problemą. Mažėja raumenų masė. Labai svarbu suprasti tą dalyką, kad mūsų raumenys, kur pagrindinė yra riebalų deginimo mašina. Pasižymėkit, raumenys mūsų yra pagrindinė riebalų deginimo mašina. Tad reiškia, kuo mes daugiau valgom baltyminio maisto, kuo mes daugiau pasotinam mūsų raumenis, automatiškai daugiau sudeginam riebalų. Todėl mes ir pradedam pusryčiauti būtent baltyminiais pusryčiais. Na, dabar kas liečia pietus. Tai reikėtų valgyti ne šiaip kažkokius pietus, bet subalansuotus pietus. O nepakeisk pietus į tos vieno kąsnio užkandukus ar šiaip kažkokius tokius menkaverčius užkandžius. Kodėl? Todėl, kad kai
iš tikrųjų labai dažnai pasitaiko tokiu atveju, kada žmogus valgo pusryčius, bet neberanda laiko pavalgyti pietų ir tada jis pradeda vietoj pietų užkandžiauti, pamiršta, kad reikia normaliai pavalgyti sočius pietus, net nepagalvodami, kad kada jie užkandžiauja, jie taip pat prisirenka nereikalingų kalorijų. Ir kartais tos kalorijos gali netgi viršyti mūsų pietų dienos normą. Šiaip tai iš tikrųjų atrodo taip. Visą dieną nevalgau, reiškia, aš turiu galimybę dabar vakare pareisiu iš darbo, atsisėsti ir normaliai pavalgyti. Nes aš praleidau ten pietus, ar ten vakarienę, tai dabar aš nusipelniau. Tačiau reikia nepamiršti, kada jūs persivalgot vakare, riebalai nedegina, o jie pradeda kauptis. Ir jeigu nerandat laiko pavalgyti pietų ir visą dieną tik tais užkandžiaujat, tai žinoma, kad vakare jūs persivalgysit. Ir jeigu jūsų vaikai nevalgo pietų, kitaip tariant, jeigu tėveliai neranda laiko pagaminti pietų, vaikai kartu su tėveliais atsėda prie bendro stalo ir pradeda valgyti už pietus, už pusryčius ir už vakarienę. Viską vienu kartu. Ir taip mes skatinam persivalgymą vakare jau nuo vaikų jaunystės, vaikystės. Tad nepraleiskim ne tik pusryčių, bet ir pietų. Nes jei visą dieną bus tik užkandžiavimo, vakare bus puotaujama. Tai va, ir subalansuotos dienos mitybą reikėtų valgyti reguliariai ir nepraleisti būtent tų valgymų kas 2-3 valandas per dieną. Reikia rasti alternatyvą emociniam valgymui, nes su besaikiu to valgymu susitvarkyti labai yra sunku, bet kas gali padėti? Tai gali padėti meditacija, mankšta, skaitimas, išėjimas pasivaikščioti, arba tiesiog pasėdėjimas, apmąstymas, Taip pat reikėtų pasirūpinti savo kokybiškų miegų, nes besaikis tas valgymas gali sukelti miego trūkumą, mes blogai išsimiegam ir tai įtakoja persivalgymo, kiekvieną vakarą persivalgymo simptomus. Svarbu planuotis iš anksto sveikus vakarinius užkandžius. Kada mes juos turėsim, mes išvengsim nesveikų užkandžių, kurie galbūt yra šaldytuve ar kažkur kitur, Tai turėkim po ranka ekspres batonėlių. Citrus batonėlis, žinoma, galima mėgautis pirmos dienos pusėje, nes yra daugiau angliavandenių, o šiaip tai vakare rekomenduoju ekspres batonėlį suvalgyti, užsigerti su šilta loja, arba tiesiog avižų obuolių skaidulas, tokį šaukštą su šiltu virintu vandeniu. Labai svarbu yra išgirsti savo kūną. Ir reikia atskirti tikrą alkio jausmą nuo emocinio valgymo ar įpročio. Nors tas vakarinis valgymas ir gali tapti tuo iššūkiu siekiant išlaikyti sveiką svorį, bet supratimas apie šios problemos priežastis ir sąmoningas tas požiūris apie mitybą tikrai gali mums padėti ją sukontroliuoti. Ir galbūt apibendrinant pabaigai, norėčiau akcentuoti, kad svarbu pasižiūrėti, kiek mes per dieną sėdime arba gulime, nes ta priežastis, kad jeigu yra judesio stoka, mes jeigu, pavyzdžiui, per visą dieną ten sėdim prie rašomo stalo, ten prie kompiuterio, jeigu mes kartais valgom, net nesuvokiam, kad tai darom tą procesą, o kalorijas bereikalingai sukaupiam, Ir namie iš tikrųjų visokiausių, paskui būna užkandžių, ar darbo vietoje, ar spintelėse būna pridėta dažniausiai, ar mašinoje, ten visokiausias, visko prikimšta būna ant greičio. Tai atsiminkit, jeigu mažai valgot, jeigu mažai judat, tai reikia mažai ir valgyti. O jeigu jūs daug valgot, mažai judate, tai natūralu, kad svoris auga. Nes juk svoris neauga šiaip iš niekur, iš oro, jis auga iš to, ką mes sudėjome į save. Tad jeigu mes norim numesti ar ten kontroliuoti svorį, ar galbūt pagerinti medžiagų apykaitą, pagerinti savo savijautą, turim suprasti, kad svoris neauga iš niekur. Mes turim galvoti, ką mes dedam į burną, mes turim planuoti savo užkandžių laiką, galvoti, kada, su kuo valgom ir valgyti
mėgautis pačiu procesu, valgyti skaniai, nes Herbalife mityba suteikia pilnas kulinarijos mūsų sortimentą ir taip lieknėti ir kontroliuoti svorį galim be streso. Tai lauksiu labai komentaruose jūsų, kaip pas jumis būdavo anksčiau su tais vakariniais persivalgymais, ar išmokot kontroliuoti, kokiu pasisėmėt idėjų, tai labai lauksiu iš jūsų ir geros dienelės visiems. Viso!